Mokėjimų sąskaitų patvirtinimas Grid Yard biržoje. Einame į savo asmeninį kabinetą. Pagrindinėme puslapyje pasirenkame Nustatymai. Papulsite į puslapį, kur reikės surašyti savo sąskaitas, į kurias planuojate išsivesti pinigus. Pasirenkame Perfect Money ir įrašome savo sąskaitos numerį. Spaudžiame Išsaugoti. Gausite patvirtinimą, jog sąskaita patvirtinta. Kiekvienas turi turėti atskiras sąskaitas. 2 kabinetai negali turėti tos pačios. Jeigu ir įrašysite, patvirtinti neleis ir parašys, jog šią sąskaitą jau patvirtinta kito naudotojo. Toliau pasirenkame Bitcoin ir įrašome kriptovaliutos adresą. Spaudžiame Išsaugoti. Taip pat gausite patvirtinimą. Jeigu daugiau piniginių neturite, tuomet darbas baigtas. Išvedant pinigus, daugiau nieko daryti nereikės. Automatiškai pinigai pateks ten, kur nurodėte. Sėkmės! Pinigų išvedimas į Perfect Money mokėjimo sistemą. Atidarome biržos Yard pagrindinį puslapį, pasirenkame piniginę, atsidarys puslapis, kuriame matysime, kiek turime uždirbę dolerių. Pasirenkame sumą ir spaudžiame Balansas. Atsivers mokėjimų sistemų pasirinkimas. Pasirenkame Perfect Money. Spaudžiame Išsivesti ir patvirtiname. Gausite nukreipimą į savo elektroninį paštą. Randame atėjusį laišką ir patvirtiname. Grįžus į savo kabinetą, taip pat rasite, kad mokėjimas patvirtintas. Eime Išvedimai ir randame, kad mūsų suformuotas mokėjimas būsenoje laukime. Visi mokėjimai tvirtinami nuo 21 valandos. Kaip matome, nepraėjo ir porą valandų, o mokėjimas jau atliktas. Patikriname savo mokėjimo sistemą ir ten randame savo pinigėlius. Kaip išsivesti bitkoinais, žiūrėkite sekančiame video. Viso. Pinigų išvedimas bitkoinais. Atidarome biržos Yard pagrindinį puslapį. Pasirenkame piniginę. Atsidarys puslapis, kuriame matysime, kiek turime uždirbę dolerių. Pasirenkame sumą ir spaudžiame Balansas. Atsivers mokėjimų sistemų pasirinkimas. Pasirenkame bitkoinais. Spaudžiame Išsivesti ir patvirtiname. Gausite nukreipimą į savo elektroninį paštą. Randame atėjusį laišką ir patvirtiname. Grįžus į savo kabinetą, taip pat rasite, kad mokėjimas atliktas. Einame Išvedimai ir randame, kad mūsų suformuotas mokėjimas būsenoje laukime. Visi mokėjimai tvirtinami nuo 21 valandos. Kaip matome, nepraėjo ir porą valandų, o mokėjimas jau atliktas. Patikriname savo elektroninį paštą ir randame patvirtinimą, jog pinigai mūsų piniginėje. Viso.